Kai prieš 4 metus Rusija pradėjo plataus masto karą Ukrainoje, Lietuva tapo viena aktyviausių šios šalies rėmėjų. Teikdama finansinę ir kitą būtiną pagalbą, ginklus bei karinę amuniciją, mūsų šalis reikšmingai prisidėjo prie Ukrainos gebėjimų gintis. Nuo pat pradžių buvo aišku, kad Ukrainos kova yra ir mūsų kova. Todėl Lietuva iki šiol išlaiko aukštą paramos Ukrainai lygį. Lietuvos ir kitų vakarų šalių parama Ukrainai yra nenaudinga agresoriai Rusijai, nes jis stiprina Ukrainos gebėjimą gintis. Todėl agresoriai tampa sunkiau pasiekti savo karinius tikslus. Todėl viešojoje erdvėje nesunku pastebėti Rusijos dezinformacijos naratyvų, skatinančių mažinti paramą Ukrainai, ją menkinančių teigiant, kad paramos pinigai yra švaistomi, o surinktos lėšus gavėjų nepasiekia. Laupsta tik tie, kurie tą paramą renka. Šie naratyvai dažniausiai plinta socialiniuose tinkluose, nes tai yra greita ir sunkiai kontroliuojama informacijos sklaidos erdvė. Socialinėje erdvėje paramą Ukrainai menkinantys naratyvai skleidžiami įrašuose, komentaruose, įvairiose grupėse, puslapiuose. Tokia retorika siekiama pakeisti visuomenės požiūrį ir sėti abejonę paramos Ukrainai prasme bei verte. Kaip antai šis socialinėme tinklalapyje Facebook'e aptiktas akivaizdžiai Kremliaus režimą palaikančio vyro įrašas, kuriame jis Norvegijos matematikos olimpiadoje laimėjusio 17-mečio lietuvio Skomanto Urbano sprendimą laimėtą piniginį prizą skirti Ukrainos gynybai vadina menku ir lėkštu, o patį vaikiną neišprususiu. Arba kaip šiuo atveju Lietuvoje prastai pagarsėjęs Antanas Kandrotas, kitaip žinomas Celofanas, viešai bando sėti abejonę, ar Šarūnas Jasiukevičius, kuris aktyviai prisideda prie paramos Ukrainai rinkimų ir gabenimo, tai daro sąžiningai. Marijampolietis Ugnius Salaunis pirmosiomis karo dienomis subūrė savanorių grupę, jau 5 metus įgyvendina akciją Nupirk džipą Ukrainai. Tai mums labai nesudėtinga tapo pradėti daryti, kadangi mano geras bičiulis, kurį, kaip sakau, pažinojau nuo senų laikų, dirba Ukrainoje Lietuvos ambasadoje. Tai tuo metu, kaip karas prasidėjo, jisai buvo gynybos atašė pavaduotojas, šiuo metu eina komercijos atašė pareigas Tomas Matulevičius. Tai mums tie visi tokie tikri, konkretūs kontaktai prasidėjo nuo jo ir mes pradėjom tuos gerus darbus daryti. Kaip tik karas prasidėjo, susirašėm, susiskambinom, ko gali reikėti, ko mes galim prisidėti ir su draugų būriu, 5 ten mūsų draugai sugalvom paruošti pirmą automobilį ir dabar čia mūsų gerokai virš 100 yra. Paruošęs pirmą automobilį, Ugnius su bičiuliais nesustojo. Organizacija skaičiuoja, kad iš viso naujam gyvenimui jau yra prikėlusi ir Ukrainos kovotojams perdavusi per 150 automobilių. Paskutinės mašinas organizacija ukrainiečiams nugabeno prieš porą savaičių. Ugnius pripažįsta, kad dėl šios veiklos jam tenka susidurti su kritikais, šmeižikais, viešoje erdvėje skleidžiamais naratyvais, bandančiais menkinti jo veiklą ir paramos Ukrainai idėją. Laimė jos vyras nesunkiai atpažįsta ir geba vertinti kritiškai. Tai mes tai labai greitai atskiriam, nes mes žinom tą visą situaciją tenai gyvai. Tai labai akivaizdu yra tų vadinamų influencerių, kurie ten vyko, specialiai darė reportažus, specialiai užsakytus, kad padaryti tam tikrą dezinformaciją. Tai kai tu esi ten buvęs daug kartų, kai tu žinai vidinę situaciją, tai be galo juokinga ir graudu. Bet tie žmonės, kurie nebuvę, kurie nesupranta, aš tikiu, kad yra ta kategorija, kurie patiki tuo melu. Ir tai labai apmaudu ir gaila, kad yra tam tikros grupės žmonių suinteresuotos skleisti tą dezinformaciją. Ugnius pripažino, kad kartą jam pačiam teko atremti botų automatinių socialinių tinklų paskyrų, kurios naudojamos nuomonei formuoti ar skleisti propagandai įnirtingas atakas. Menkinusias ir puolusias Ugniaus vadovaujamosios viešosios įstaigos Nupirk džipą Ukrainai Facebook paskyroje pasirodžiusi šį įrašą. Ačiū tau, Artūrai. Ir ačiū visiems tiems, kurie vykdė šmeižto kampaniją prieš Ukrainą remiančius fondus. Dėka jūsų mums išeis dar vienas toks F-150 specialiųjų pajėgų vienetui. Artūras Orlauskas ilgą laiką kartu su savo bendražykiais viešai menkino puikiai žinomo Andriaus Tapino iniciatyvas susijusias su parama Ukrainai ir skleidė tikrovės neatitinkančią informaciją. Teismas jį pripažino kaltu ir priteisė atlyginti žalą Andriui Tapinui. Teismo priteistus pinigus Andrius Tapinas padalijo įvairioms Ukrainą remiančioms ir pagalbą bei paramą teikiančioms organizacijoms, taip pat ir Ugniaus vadovaujamai Nupirk džipą Ukrainai. Gavusi pinigus, organizacija nupirko 2 visureigius ir paruošė juos Ukrainos kovotojams. Vaizdo įrašo adresuoto Artūrui Orlauskui
Organizacija norėjo parodyti, kad aktyviai kritikavęs paramos Ukrainai iniciatyvas, jas pats reikšmingai parėmė. Ugnius pripažįsta, kad tokios situacijos nemažina jo norų padėti ar ambicijos veikti. Priešingai, jos dar labiau motyvuoja nesustoti ir toliau organizuoti Ukrainą remiančias akcijas bei iniciatyvas. Praktinė vertė tai saugo mūsų šalį. Tai tą tikrai galim drąsiai suprasti ir galim drąsiai teikti, kad jeigu ne Ukrainos tas ryžtas ir kova, ginant savo šalį, tai viskas būtų tikrai daug blogiau ir pas mus. Čia labai stiprus tas emocinis ryšys, iš tikrųjų visą laiką visiems sakau, daug kas klausia, kodėl tu važiuoji ir panašiai. Tai, kad tu gauni tą emocinį ryšį grįždamas pabendravęs, tai žmonėms tas jų dėkingumas, tai yra, reikia pajausti. Tie, kurie važiuoja, kurie pabendrauja, jie visą laiką grįžta pasikrovę tų emocijų tikrai teigiamų ir važiuoja pastoviai, paskui ir prisideda prie tos paramos. Tai labai paprastas pavyzdys. Paskutinis, dabar, kai buvom Ukrainoje, buvom užsukę į ligoninę. Mes tai ligoninė esam padovanoję su Marijampolės Lions klubas, Nupirdžipą Ukrainai, Rotary, ten daug visokių organizacijų ir įmonių prisidėjo prie to operacinio endoskopo. Mes jį padovanojom vienai Kijevo ligoniniai ir mes gyvai matome, ką jisai daro, kokią jisai naudą teikia. Tai buvom susitikę su vienu kariškiu, kurį operavo su tuo operaciniu endoskopu, tai, nemoku apsakyti. Ir kariškis apsikabinė su ašarom ir jo žmona dėkojo už tai, kad ta ligoninė turi tokią galimybę su tuo prietaisu atlikti tą operaciją, kad jis gali grįžti vėl į normalų gyvenimą. Tiesa, jis pabrėžia, kad skaidrumas yra ypač svarbus tiek renkant, tiek organizuojant ir teikiant paramą, nes jis padeda užtikrinti žmonių pasitikėjimą ir išlaikyti gerą organizacijos reputaciją. Tai skaidrumas visą laiką svarbus, kadangi puikiai žinom, kiek yra dezinformacijos ir specialiai klaidingos informacijos pateikiama visuomeniai, tiek socialinėje erdvėje ir visoje, tai tas skaidrumas tikrai yra reikalingas. Tai mes skaidrumą užtikrinam, kad mes patys tas transporto priemonės ar humanitarinė pagalba, kuri yra pakrauta transporto priemonėse, nugabenam tiesiai į rankas. Ne per kažkokius tarpininkus, ne per didelę grandinę, bet nugabenam tiesiai į rankas tiem žmonėm, kuriem jos labiausiai reikia. Tai ir žinoti, kur ta parama nukeliauja, kad būtų tikrai tas tikras ryšys su tikrai žmonėm, kuriem ta parama reikalinga ir žinojom, kad ta parama tikrai nukeliaus ten, kur jinai reikalinga labiausiai. Ugnius Salaunis ragina nepasiduoti klaidinančioms žinutėms ir kritiškai vertinti viešojoje erdvėje skleidžiamą informaciją, nes tik taip galima išvengti manipulacijų ir prisidėti prie realios Ukrainai reikalingos pagalbos tęstinumo. Labai daug yra dezinformacijos ir žmonės tiki tais dalykais, kuriuos mato tam pačiam Facebook'e ar socialinėje erdvėje, jie iškraipyta ta visa tiesa, vadinkim, ar ne, ta visa dezinformacija, vietoj to, kad iš tikrųjų pasitikėtų tai žmonėm, kurie tikrai daro gerą darbą, ar galų gale, jeigu kas norėtų, galėtų ateiti paklausti, bet kurio iš mūsų savanorių jie papasakotų, kaip tas vyksta, kokie darbai ir kokie žmonės ten yra Ukrainoje, kurie likę ten kovoti, ginti savo šalį. Tai yra čia, tikrai visi pakeistų nuomonę, bet klausimas pirmiausia, ar nori kai kurie žmonės pakeisti tą nuomonę.